Pirmiausia, norėčiau padėkoti rinkėjams, žmonėms, kurie rinko, kurie balsavo už Naują Sąjungą, už mane asmeniškai Fabijoniškių rinkimų apygardoje. Nors balsų gavome nedaug, bet labai svarbus jūsų balsai, jūsų pasitikėjimas, svarbus apsisprendžiant dėl savo ateities, dėl partijos ateities, apskritai dėl buvimo politikoje. Aišku, kad mūsų netenkina rinkimų rezultatai, negali tenkinti kaip partijos, kuri 8 metus buvo atstovaujama Seime, kuri aktyviai dirbo, dalyvavo ne vienos vyriausybės darbe. Ir aš tikiu, kad partija turės savo ateitį, partija dar dalyvaus, aktyviai dalyvaus politinėme gyvenime. Šiuo metu mes analizuojam priežastis, nulėmusias tokius rinkimų rezultatus, bet jūs geriausiai galėtumėt atsakyti į tą klausimą arba patarti mums, ką reikia daryti kitaip arba ko nereikėjo daryti. Bet be didelės analizės galėčiau savo vertinimus pasakyti tai, kad buvo klaida, jog mes atėjome į šią vyriausybę, nors ir trumpam, bet prisiėmėm atsakomybę už visą jos darbo laikotarpį. Turbūt tai, kad neišreiškime labai aiškaus prieštaravimo dėl Leo kūrimo, nors visada tikėjau, kad Leo projektas yra reikalingas Lietuvai, nes nauja atominė elektrinė suteiktų galimybę ne tik tai nepriklausomam energetinę sistemą sukurti, bet ir žmonės mokėtų mažiau už elektros energiją. Galvoju, kad šitas projektas ir toliau bus įgyvendinamas, bet štai jo kūrimas, pradžia, tai yra darbai atlikti dar iki mums ateinant į vyriausybę. Vienaip ar kitaip mums pakenkė ir turbūt uždėjo tam tikrą atsakomybę. Tačiau rinkimai baigėsi ir žmonės turbūt tikisi arba laukia, kas toliau, kokie bus šios naujos valdžios veiksmai. Turiu pasakyti, kad koalicija sulipdyta yra iš pakankamai prieštaringų žmonių ir ideologijų, net tokiais klausimais kaip šeima, mokesčiai, kova su alkoholiu, yra skirtingai sprendžiama liberalų partijose ir Tėvynės sąjungos konservatorių partijoje. Ar šitie prieštarimai turės kokią tai tolesnę įtaką koalicijos stiprumui? Pamatysim, spėlioti kol kas nereikia, bet aišku, kad mažyčių tokių grūdelių, akmenėlių, kurie gali apversti koalicijos vežimą, jau ir šiandien matyti. Tačiau dideli iššūkiai laukia naujos vyriausybės sprendžiant finansinės krizės klausimus. Mes kaip tai gyvenam kokioje tai dar užuovėjoje ir nejaučiam tiesiogiai finansinės pūgos. Tačiau jį siautėja. Siautėja Amerikoje, siautėja Europoje. Ir negali būti taip, kad jinai nepalies mūsų finansų sistemos. Todėl žmonės turi tikrai labai aiškiai ruoštis sunkmečiui, turėtų galvoti apie rezervus, turėtų galvoti apie turimo atsargų išdėstymą, minimalizuojant rizikas. Taip pat ekonomikos lėtėjimas jau šiandien smogia turbūt daugeliui dirbančiųjų. Matot, kad yra mažinami darbuotojų skaičius, yra stabdoma veikla įmonių ir tai negali atsiliepti ir valstybės biudžetui, ir bendrai valstybės gyventojų nuotaikai.
Galbūt šiek tiek lūkesčių sieja su nauja vyriausybė, bet kaip sakiau, nauja vyriausybė iš karto turės galvoti, kaip mažinti šilumos kainas ir ar apskritai įmanoma. Aš dar rinkimų metu sakiau, kad viena išeitis yra šildinti, modernizuoti gyvenamuosius būstus, tokiu būdu padėti gyventojams mažiau mokėti už šilumą. Turbūt antras klausimas – stabilizuoti ekonomikos arba sulaikyti galbūt ekonomikos lėtėjimą, nes tai smūgis bus daugeliui Lietuvos žmonių, ir pabandyti išvengti finansinės krizės pasekmių. Tai būtų patys didžiausi darbai. Ne nuo kokių tai pertvarkymų, naujų struktūrų kūrimo turėtų prasidėti vyriausybės darbai, o aiškių antikrizinių planų, kuris turi būti pateiktas visoms ministerijoms ir apskritai visiems Lietuvos žmonėms. Norisi palinkėti, kad sėkmingai veiktų šitą vyriausybę, povandeninius rifus, kliūtis, iššūkius, krizes, nes tai yra nelengvi uždaviniai. Tačiau iš kitos pusės mes, kaip politinė struktūra, tikimės atidžiai stebėti vyriausybės darbus, kritikuoti, oponuoti, kas bus ne taip, ir visakriopai padėti ten, kur mes matysim, vyriausybė daro teisingus žingsnius. Norisi, kad po 4 metų žmonės vertintų nuveiktus darbus, o ne tik pažadus, kad galėtų sulyginti, ar teisingai šiandien balsavo, bet tai tik tai laikas gali atsakyti tokius klausimus. Ir pabaigai dar kartą noriu paprašyti rinkėjų, Lietuvos žmonių, tikėti Naują Sąjungą kaip politinę struktūrą, kuri atstovauja socialliberalią ideologiją, vidurinį sluoksnį, kuri puoselėja tą sluoksnį, kurie nori, kad jis būtų kiek įmanomas storesnis, tvirtesnis. Manau, kad šita niša politikoje tikrai yra tvirtai mūsų užimta ir mes turim perspektyvą, turim labai aiškiai ideologiją. Gal reikėtų tik tai stipresnių žmonių, kurie galėtų nešti tas idėjas, pristatyti, kalbėti, ginčytis ir aišku įgyvendinti pagrindinius uždavinius, kuriuos mes keliam ir matyt kelsim naujus ateityje. Tai ačiū Jums už Jūsų buvimą su mumis ir tikėjimą, nes Jūsų parama šiandien yra kaip niekad reikalinga.